Labas rytas. Rytas. Šiandien gruodžio 20 diena. Paskelbiau raidą. Pasižymėjo, nežinau, gal 2 ar 3 žmonės. Iš potencialių važiuotojų 3 atkrito. Vienas pramiegojo, vienas susirgo, kitas užgėrė. Žodžiu. Klasika. Tai va, nežinau. Vienas tikrai pažadėjo būti dar be mūsų. Darius. O Kasparas neatrašė, bet aš taip pat jisai jau pakeliu buvo, kad aš rašiau, nes jam toli važiuoti. Tai, dėl jo 99% kad irgi bus. Gali būt, kad tik 4 ir važiuos. Visi sulipę ant savo treniruoklių, treniruojasi, važinėja namie. O mes va per drėgmę, per šaltį, per rūką. Beje, šiandien žadėjo labai tirštą rūką. Nežinau, ar bus, kol kas, toks vos. Vakar buvo žiauriai. Pagal Meteo LT buvo matomumas pats prašiausias, ten pagal skalę nuo 0 iki 100 metrų. Tai aš kai darbą važiavau ryte, 6 ryto, visiškai dar tamsu, praktiškai naktis, plius rūkas, tai matomumas buvo, 2 metrai gal. Ta prasme, vos neapgraibom važiavau. Tikėjausi ir šiandien tokio rūko, nes iš tikrųjų savotiška romantika, bet kol kas čia bent jau mieste nėra tokio tiršto, tai žiūrėsim, kas užmiestyje darysis. Kol kas drėgna, dar nėra baisiai šalta, dar nespėjom gal sušalt, bet su savim pasėmėm šildytuvus, jeigu ką. Tai va, tai tokia įžanga. Žiūrėsim, kas čia susirinks ir koks čia raidas bus. Planuojam, kaip visada, 100+. Truputį virš 100 ten jau. Gal net 110 nesieks. Žiūrėsim, žodžiu, kaip važiuosis. Tai va, kol kas tiek. Nematau nei vieno. Gal iš krūmų, gal koks vėjas, bet čia tai nesijaučia. Arba sėdi ten, kur ant suoliukų, kabėjo, šlapia. Arba kokio kavinėje šildasi, gal reiks patikrinti čatą. Gal parašė. Ai, va, Darius ir Kasparas. Ir daugiau nieko. Kaip ir reikėjo tikėtis. Naujokų nėra. Kažkaip jūs ne prie to soliuko, tai jau išsigandom, kad nieko nėra. Labas. Važiuoju iš toliau, niekas nešviečia. Pasislėpiau dviratį, prakalinėjau, galvojau, siurprizą padarysiu. Tai aš net nebijau, kad tu būsi. Nors ir nerašai, tu ten nieko nesižymi, bet kažkaip tai galvoju, nepraleisi tokį. Tai praeitą ir nebuvo. Važiavom. O pala, kažkas važiavo. Ne mes važiavom. Ne, nieks nevažiavo. Mes tai tikrai nevažiavom. Tai va, tai ką, žinau, maršrutus įsikėlėt? Nepasileidau. Tai dar gali pabandyti, dar luktelnam dar 4 minutės, gal netyčia kas, bet... Tai Dantinė Simas, ne Arnoldas, tai dabar dar ir Vytas. O Vytas jis ir nelabai planavo, nerašė nieko. Parašė, pramiegojau. Jo, pramiegojau, bet tai čia jau reiškia, kad čia iki... Bet čia normali būsena, tai gal vis tik tai bus. O nieko nerašė, netikrinat? Kasparas parašė, tik dabar perskaičiau, viskas. Ne, nieko jisai pramiegojo ir tiek, tiesiog informavo, kad pramiegojo. Nors jis ir nerašė, kad varys tai. Taip, kad Simas neatvarė, tai irgi nenustebino, nei kiek. Kad Arnoldas užgėrė, tai biškį nustebau, bet... Vakar smagiai žiūrėjausi viskas, tai jeigu dar su kompanija, tai žinai, alus. Tai ką žinau, po biškį galim judėti teoriškai, kad nešalt, nes man gaila, Kasparą žiūriu, dreba, va, grinai kaip iš to filmuko. O tau šalta? Snarglys varva, Varva, jau planau praeitos savaitės varva. O Dimas susirgo 3-8. Tai, 3-8 ten. O ką, žinau, kas to buvo, gripas? Virusas kažkoks? Tai va, čia naują užsidėjai? Ką? Purvasargį. Ne, senas, visą laiką su šitais.
Bet man atrodo, pas tave toks vat buvo tas Blade. Buvo, aš ir tokį turiu, kai vasarą ar ten, kai mažai to, tai retkarčiais man tą greičiau. Ja. Nu taip, taip. Aš tą atsimenu, šito tai nemačiau. Aš lapė, tai aš su šitais, bet jau čia kelinti metai. O čia, Zefalas. Nu, Zefal gamintas. Nu, irgi matau tvirtinimas geras. Gerai išformuotas, nes tas Blade'as, blemba, nu, jis užpakalį apsaugo, bet iš šonus tai visur taško. O šitie tai visai nieko. Speedrockeriai, bet aišku, jos pirmą kartą uždėti tai yra reikalų, bet... Kaip jisai čia, irgi tvirtinasi gerai. Jo, jis irgi greitai, tiesiog dirželiais pys. Ir labai tvirtai, man patinka, kad jis čia vat užlenda. Jo, o čia užlenda. Minusas, kad jisai tik iki čia dar. Jo. Pastoja čia iš abiejų pusių. Jo, ir priekyje gerai, ir gan, nu, žemai, matai, ta prasme. Priekį, tyškai, viršų irgi šiek tiek. Šiaip va, dar tik vieną raidą važiavam, nu, ką žinau, visai patenkinta. SKS-ai. Jo. Tai čia yra platesnė versija, man atrodo, šiais metais tik paleido. Jie deklaruoja berods iki 50 mm. Bijau sumeluot. Iš kojo tai nebuvo to. Bet pas mane vat Cam 5, iki Cam 3 jie net. Pas mane Cam 5 padanga, nors sakyčiau, nu jau storesnė padanga jau iš šonus taškytų. Man atrodo, pats tas vat ant Cam 5. Reikės pasižiūrėti, tokiam sezonui pats tas. Tai čia va XL versija, yra paprasta, kur ten siauresnė, iki Cam 5 prašo. Bet tai čia žiūrėk pagal rėmą, nes pas Gedą čia sakė, nepratilpo šitie va XL-ai, va čia netilpo. Plotis. Jo, plotis. Tai jis dėl to ėmė tos siauresnius, bet nusako jam gerai. O pas tai tai čia pilna tos mėsos. Jo, pakankamai plačiai čia. Jo, tai imk XL-us ir viskas, ir labai smagiai bus. Priekyje irgi panašiai pas tave, tik kad čia nėra. Iš priekio. Gerai, tai jau tikrai daugiau nieko nebus, čia jau faktas. Visi zviftina. Ai, nu, bet ant gravel irgi mažai renkasi. Kur mažai pasižymėjo Stravai, Cam. A, ne? Tai ten pasižymi tokie, kur pusę netvaro. Pas mus gyva irgi indusas turėjo būti ir kur jisai. Jo, tai jiegi šeštadieniais irgi varo, bet jie pastoviai į Bezdonių pusę. Bezdonis, Kiena, va ten, aš ne... Jo, bet ir pas mus šiandien nebus daug sukilimo. Apie 500 pagal komutą, nu. Jo, per visą tik 500, nu gerai, realiai bus gal 700, nes komutas pamažina, nu tai... Oho. Nu, trakuosėtėm, žinai. Ai, tai jo. Per tos visus tešlynus. Jo, Trakai aukštadvaris, tai ten linksmieji kalniukai. Ten kaip ir nėra kažkokio ilgo pakilimo, bet susirenka per tuos, vat, varom pro Vingio parką. Vakar važiavai į darbą? Su dviračiu? Kaip rūkas pas tave čia? Nu, rūkas tai buvo, bet tai... Į priekį matosi 100 metrų distancija, kaip mieste. Ai, mieste tai jo. Man kažkur jau nuo oro uosto prasidėjo ten iš vis tokia aklina siena, žinai. Jo, matomumas, ką žinau, nu, 2-3 metrai, vadovavot. Toks vais lempa įjungia ir atsimuša į sieną. Ai, plauksėtimo to atsipritė. O, geras. Labai būna, užsiptas rūko lempas būdavo, kad vieti žemyn, nes kuri apsivų padaro tą rūką. Jo, pas mane yra, kur aš užsidėjau specialiai lempą, kad vairuotojų sakint. Nu, keršyt ją. Aš ją šiaip išjungęs visada važinėjau. Jo, kai neišjunginėjau ilgų, aš ją įkalu ir viskas, jie iš karto išjungia. Nes į mano mirksėjimus, į visokius ten mojavimus nereaguoja, bet vat, kai atgal gauna tokią pačią lempą, tai viskas. Tai aš ją irgi važiuoju per tą rūką, bandžiau įjungti, tai kaip sakai, patį akina, atsimuša nuo to rūko. Taip, tai čia sukam į tą dvirtakį tipo. Traukiu rūgus ir nežinau, ką čia reikia. Ir plačiai, ir šalta. Nu, vat, ir baisu persirengt, nes ir sunkiau minti, ir po to, kai sukaisti, tai blemba, dar blogiau būna. Nu, tai aš nežinau, aš dviejas timpas, vienas pašildintas, kitas paprastas, bet pas mane kitos, be bėgikų, tai termo ir va šitas, va, tipo flisiukas, viskas, nu, lemenė čia tik nuo vietonta. Taip, tai jinai niekiek nešildo.
Nu, aš tikėjausi tirštesnio rūko. Norėjau, kad kaip vakar būtų. Nes, nu, faina, man tai, sakau, tokia savotiška romantika. Nu jo, gal užmiestyje bus. Nes kol kas tai čia net lempos nereikia jungti prieš rūkinių žibintą. Užsidėjau specialiai galingesnę lempą, galvoju, visą dieną teks važinėti. Jo. Bet čia tas RN 3000. 3000, jo. Tai vat aš jau, patestavau kiek, jau virš mėnesio ir tokiom vat, jau tokiom atšiauresnėm oro sąlygom. Tai ką žinau, kiek pas juos ten deklaruota, tai plius minus panašiai ir laiko. Berods. Žodžiu, aš ant, dabar aišku, čia nesuprasi. Bet ant šito režimo tipo 25 valandas. Tamsoj pamatysi. Oi, meluoju, ne 25, 30 su kapeikom. Jo, 30. Taip, o čia ne pats silpniausias. Ant pačio silpniausio, nes čia du ledai, jeigu vieną ledą tik naudoti ir silpniausias režimas šviečiantis. Tai 60 su kapeikom. Kuriuo važiuoti įmanoma. Tai va, jis ten toks, žinai, kad tipo yra, bet, mieste, kai apšviesta, tiesiog, kad, žinai, dėl akių, tipo jo. Jo, tave matys, žinai. Bet jau pačiam, kad žiūrėt, tai va, reikia 2 įjungti, gaunasi 300 liumenų ir jau pakankamai normaliai. Visi dvirtakiais laksto, aš nesuprantu. Aš nesuprantu, ko čia. Tas bėga normaliai jam. Reiks Gedą paklausti, kaip jis bėgioja. Ir irgi dvirtakiais. Va, visi, net nebando kažkur nusukti. Aišku, tų dviratininkų čia. Jo, mes čia paros normą įvykdėm, pravažiuodami. Aš seniau bėgiodavau, bet aš kaip orientacinį lankiau, tai po miškus, tokiais takeliais, žinai, tai ten reikėjo batų su šipais, nes, tu nepabėgsi per tokius lapus. Jo, šiaip faina bėgiot, bet aš jau viso nebegaliu, man su keliu žopa ir viskas. Čia aš... Tau pats mušimas, ne? Jo, pats grinai tas smūgis ir... Tai man užtenka, aš sakau, 50 metrų pabėgėt, o tarkim, į trūliką kokį bėgu, žinai, jeigu nespėjai prabėgi, viskas, aš jaučiu, kaip man tvinksta, ten pulsuoja tas kelis. Vanduo kaupėsi iškart. Tai žinai, vaikystėje mes iš vis kai fulę žaisdavom. Taigi prie garažo ant asfalto, krenti tais keliais į tą asfaltą. Nudaužai, bet galvoji, kas tai tu net nejauti. Pasibrozdinai, trauklapį užsidėjai ir vėl kaip naujas. O jau senatvėj atsiliepia. Jeigu tai galima vadinti senatvę. Žinai, iš vaiko pusės žiūrint, tai mes tai jau seniai visiški. Mes vadindavom seniai, kad 30 būdavo. Jo, jau 30 jau AS. O čia jau virš kem, link pem, tai ką, jau. Jau senas. Dar ne senjoras, bet jau senis. Improvizuojam biškį. Kiek pamenu, tai čia daug šaknų, tai atsargiai slidu bus. Ypač su šitom padangėlėm, tai... Op, stok. Pagriebė šaką ir tysę paskui.
Ten tie boltininkai dar, matyt, kai kurie naujai tik atvažiavę, jie dar ne tą pusę važiuoja. Jo, ir kelis kart buvo, čia, pala, jo, čia. Kelis kart buvo, aš dešiniai važiuoju, jis prieš mane varo, jis laukia, kad aš pasitraukčiau kairę. Aš jam rodau. Ir, sakau, ne vienas, ne du atvejai. Ir įsuka į posūkį irgi, mum gaunasi iš vidinės pusės, baigtų. Tai baisu. Taip, mum tiesiai ten, čia bordiūras bus, man atrodo, aukštas, bet nuvažiuosim. Ten tiesiai turėtų būti labai smagus takelis. Ir išlysim prie regitros. O, prasideda linksmybės. Košytė. Rūko biški yra, ne? Ar čia mano akinėjo tokie prasoja. Bet daugiau rūko negu mieste. Ir šiukšlynas. Eik, tu saunu. Pizė, taigi ves, kalbenkė, taigi priima nemokamai. Paskambink, atvažiuos, paims ir pačiam net išnešinėt nereiks. Kas per dalbajobai tikrai. Dabar čia tiesiai surask. Ne, žemyn, tiesiai, yra takelis. Yra, čia jis užverstas, bet va čia gražiai pravažiuojam. Ir labai smagus single trackas. O ten kanalas ten apaugęs, o čia labai faina. Tokiais takeliais atrodo galėčiau važiuoti ir važiuoti. Čia nei šaknų, nei akmenų. Va tiek ir to smagumo. Keli šimtai metrų ir vėl asfaltas. Ačiū. Apipipino mane, ble. Teisingai padarė. Nemačiau ir negirdėjau. Iš inercijos norėjau šokti. Aš irgi iš inercijos norėjau. Gerai, kad aš čia užstrigau biškį. Būčiau prašokęs, Po to į reidą saltą įdėtų, blėtė, dalbajobai dviratininkai prieš traukinį šokė. Ne, rimtai, nei girdėjau, nei mačiau. O aš sakyčiau, jis biškį per vėlai pradėjo pypint. Tai jie negalvojo, kad važiuosim? Gerai, kad aš biškį užstrigau ten. Bet gal ir būčiau prašokęs. O tai tu jį matei? Ne. Irgi va nematei? Tai aš irgi išgirdau, kai pradėjo pipsent. Nes aš žiūrėjau į tos bordiūrus, kad nenusibaladot. Kažkaip tai visai nesigirdėjo, kad jis atvaro. Galvoju, kad tik atvaros amžius. O visi cypauja ir tiek, žinai, Eik, tu savo. Gerai, biškį adrenalino nepakenks. Čia gali būti slidu. Dar biškį adrenalino. Jo. Va taip ir būna, blemba, tos nelaimės. Čia kur buvo vasara, kurgi tą prieš mūsų akis nudaužė bachuriuką, Jisai varė, jo, su ausinėm varė. Vat nemasto, žinai, gal jis ten 10 metų tais bėgiais vaikštinėja ir niekaip nepapuldavo, kad ten traukinys kažkoks važiuotų. Ir jau iš įpročio net negalvoja, kad jis bėgiais varo, žinai, autopiloto eina savo ir viskas. Jo labiau.
O šiaip atsimeni, mes kaip tik su Kasparu šnekėjom praeitą raidą, kad būna tokia būklė kartais, kad kaip teleportuojasi autopilotų. Nežinau, ar tau būna, bet, pavyzdžiui, aš į darbą važiuoju, užkylu, tarkim, prie Ikėjos užkylu ir po to taip pats prie oro uosto atsipeikiai. O kaip atvažiavai tą atkarpą? Nepameni. Taip, tiesiog užsigalvoji kažką ir visiškai autopilotų varai ir net nežinai, ar tu ten pro raudoną pravarė, ar tu per žalią važiavai, neatsimeni. Tai ten tas, kur ėjo bėgiais, gal irgi jau jam ten įprastas maršrutas ir autopilotų savo žygiuoja tais bėgiais. Nežinau. Jo, nereikia galvot, kur nusuk. Ne, kai ten buvo iš karto ten spekulacijų, kad tipo gal nusižudė specialiai, ne, tai mes matėm, kad eina savo tvarkingai bachuriukas ausinėm ten. Bet mes, kai matai, stovėjom žemiau, aš nemačiau, kad jis bėgiais eina, matau, kad jis paraleliai eina ir viskas, šalia gal takelis. O po to, kai iš galo ten vagonas atvažiavo, pradėjo ten tipsėti jau jam. Bet tas nesureagavo, aš tai čia dar atsibudau biškį. Ką? Ten, tą, kur nudaužė? Jisai labai, bet toks kaip čia, bet toks ištisinis. Bet jis pipino jam, grubiai, labai iš tolių. Aš bijau sumeluot, kokie 300-400 metrų. Labai iš to. Ir visą keliais važiuoja ir pipina. Tai pas mane net nebuvo net minties, kad tas nepasitrauks, blemba, Matai, kitus blogai ir negali išvengti. Taip. Jau kitas vairi buvo, tai nusitiko tiesiog. Ne, tai, vairuotojas aš neįsivaizduoju. Taip. Jo, nieko neišmokai. Aš čia dabar išmokau. Aš irgi tikiuosi, kad aš išmokau, kad reikia prieš kertant bėgius biškį žvilgtelt. Jo. O čia tai tikrai slidu atsargiai. Čia žiūrėk, ledukai. Ir čia labai laša nuo medžių ir ledai tiesiog. Kas čia per anomalija tokia? Ne, tai, jo, čia tada po vakar tas šerkšnas labai padengia medžius ir krenta, grinai ledukai. Ir kai krenta, tai taip, normaliai, toks kaip akmenukas. Geras. O, per šalmą. Kaip kruša tokia, žinai, nuo medžių, žinai, daužo. Regina pametė radarą Brightono. Kiek? 2 važiavimai su radaru ir kažkur pametė. Neaišku, ar tiesiog nusikratė, ar lipdama ten, kur su koja užkabino. Tai dabar važiuojam be radaro, nors jis nebuvo įjungtas. Čia ir įdomiausia, kad antiek matyt reikalingas dalykas, kad važiuoji su radaru neįjungtu. Tai vadinasi ir nereikia turbūt. Tai būtų įjungtas, tai gal kažkaip atsektume, kuris nukrito, arba tiesiog pastebėtų, kad dingo ryšys. O dabar tiesiog pastebėjau, kad nėra ir viskas, o kur dingo, velniai žino. Atgal nusprendėm nevažiuoti, neieškoti, nes neaišku tikrai, kurioje vietoje nusibarbeno tas radaras. Vieną idėją turim, kad gal kaip per šaką lipo dviratį kėlė, galbūt ten nusimušė. Tai tiesiog biškį pakoreguosim maršrutą, atgal važiuosim atgal pro ten tą miškelį, kur ten tas šakas tyro, tai jeigu iki to laiko nieks neras, jeigu jis ten nukrito, tai gal atrasim, o jeigu ne, vadinasi nereikalingas tas dalykas.
Tai vat. O dabar, kaip matot, nežinau, ar kameroje matosi, labai rūko padavė. Dar netiršta baisiai, bet jau čia yra. Kamera visa šlapia, blemba. Nuo tos drėgmės. Ir akiniai rasoja, žiauriai. Nesimato visiškai. Per draudimą šitą ir tam. Paprastą šotą ir tas Ai, šotą. nu. Tai nežinau, kaip kada. Dar sakiau, tą paprastą profilaktiškai. Nu, mes ir tą, aš kažkaip tai... Čia paprasta labiau, ne? Paprastas man geriau negu strongas. Aš neatsimenu sudėties, gal ten yra taip, kad strongė tiesiog kažkokių yra priedų, bet ten to kito mažiau. Ne, kai kurie tie pagrindiniai, man atrodo, kalgenan dar kažkas tas pats eina, Ai, tas pats? o paskui ten kažkokie kitos medžiagos daugiau eina. Ai. Ir dar kažkokių priedų yra. Nu nežinau, mes vieną kartą buvom strongą nusipirkę, pabandėm ir kažkaip tai grįžom atgal prie paprasto ten to Versaną. O po to man parašė dėl šitų nutrendo miltelių, tai dabar nutrenda pagrindė. Versaną turim kažkiek užsipirkę, bet sugersim ir manau prie nutrendo liksim kažkaip, tai man jis veiksmingiau gal, net nežinau. Nors ir Versanas gerai buvo. Bet kas tikrai man bent jau neveikia, tai ten tie, kur labai reklamavo. Gemzė ar kaip ten. Visą kursą sugėriau, nulis reakcijos, visiškai, ta prasme. Jo, galim po biškį įdėti. Ką? Neskubėt, bet skubėt. Tuo tik atsigersiu čia vieną ranką šitą termosiuką sunku. O tu dar jau sakai, kad mes neseniai. Atsistoja apie sąnarių papildus, kad kalba. Nu jo, tam. Tai vertinu kaip sportų papildai jau ne. Senių papildai. Ai, nu gerai. Bet jaunuoliam tokių nereik papildų, kur dar sąnariai nesusidėvėja ir netraumuoti. Jau net Van ir Kasparas jau į senių gretas įsilieja. Paskui Kasparą važiuoti neapsimoka. Jis nemato, kur važiuoja. Nu čia jau rūkas. Dar ne taip baisiai, kaip vakar buvo, bet jau. Reiktų lempą pasijungti. Visako. O, kiek čia ledukų po medžiu. Bet keista po... Atsargiai mašina. Keista, po vienais medžiais yra krūva ledukų, o po kitais nėra. Oi. O kam čia dar tas griovys toks iškastas? Ai, gal kabelis. Nevažiuoji? O ko?
pramogos. O tai neradai, kur leidžia? Ne, kur aš turas? Nu, gal būna kokie ten išlenda, žinai. Nu, Pro šoną ten aptaškyta kas nors, ne? po vonios kol rasi. O galinė normaliai? Normaliai. Tai gana jau to, ar ne? Ar tu kietai nori? Gal gana. Pastoja kiečiau dabar priekė negu gale. Ai, nu. Nežinau, negaliu aš čia. Nu, lygtai ištraukiau. Tokia buvo gera šaka įlindus. Bet jo, jau vaško tai čia nerasta. O pas tave švariai? Ai, ne, kur čia tau švariai? O Jėzus. O Jėzus. O tau kaip? Jaučiasi, pirštai viesta. Taip, pradeda pabiš, dar... Man tai tik atšilo. Ta, tik atšilo. Kažkaip pastovi, paskui pavažiuoja su šyla, paskui vėl iškėt. Svarbu viduje judint tos pirštus. Jo, svarbiausia neužsiveršti kaip nors. Tai va, kai storas kojines užsidedi, pavyzdžiui, kaip dabar Darius, nei tu ten... Yra vietos judėti. Yra dar judėti? Šiaip gerai yra praseit tiesiog. Vat būna, kai labai sušali, tiesiog prasivaikštai. Tiesiog labai nuo tų klyptų, nuo metalą, žinai, arti kojos. Jo. Tai vidpadžius reikia gerus tada dėtis. Ten jau ne tiek kojinės padės, kiek labiau vidpadžiai padės. Jo. Tai ten, kur būna karboniniai, ten tie batai, ten didžius jaučiu. Ten tai... Oik, tu šik, blė. Aš irgi kažkaip galvoju, kas čia. O, dabar normaliai laika. Bet čia gali būti, kad tas pats. Ne, kita. A, ne? Aš kažkaip nemačiau. Ten buvo raudonas. Nes bėgiai, tai čiagi tie patys mes palei jos ir trinamės. Tai galvojau, gal grįžo, nu ten į Vilnių varė, apsisuko ir atgal toliau, nu į Trakus, taigi ir kursuoja pirmin atgal. O, čia biški šalta, jaučiu kažkaip veidas šala. Opa. Jo, ten atsargiai šakos slidu. Sakai? Nu jo, nu gerai, dzin. Nu čia jis po to grįžta. Ne, Kasparai, tak to, varysim ten. Bet čia dabar varom mišt. Žodžiu, čia buvo ženklas. Kad tai ne tik man, taigi ir tu norėjai, ne? Kur? Ai, išgazdinu. Aš neišgazdinu, aš noriu lidukus parodyti, kokie nuo medžio krenta. Ir man tokie per šalmą daužo. Ir man jau galvoj skamba. Juokiasi jie. Ai. Va. Grinai, ledokšniai. Bet čia nuo šitų vat berželių. Šitie pliki berželiai visiškai buvo plėdėję, o dabar nukrito. Bet va ten toliau matau nebėra. Tai kažkaip bangom grinai. Ne, čia grinai nuo medžio. Mes kur varėmgi, va ten prie Vokės dvaro. Tai grinai va tokie gabalai ir krito. Sakau, tai biškė anomalija. Tai vat vakare pirmą kartą aš tokį kažkaip užfiksavau reiškinį, kai rūkas suledijęs, tiesiog ore tokie kaip ledo gabaliukai savo, nu, skraidžia, net nežinau, jie net nekrenta, tokie lengvučiai, bet tiesiog blizga. Mieste retai būna, užmieste mes. Nu, aš kai miesto vaikas, tai nematęs tokių, kažkaip vakar, blemba, prie namų žiūriu, aš nesuprantu, kas čia vyksta, žinai, blizga tiesiog akyse. Čia mum nugreideriuota.
Visai gerai, nu. Galvojau, klimsim čia. Bet visai gerai čia riedasi. Geras vaizdelis, blemba gražu. Geras, geras. Labai gražu. Kai nieko nesimato šį dieną. Ką, ežiukai? Ežiukai rūkė. Nu visiškas Silent Hillas. Namai apgriuvę kažkokie tai. Rūkas. Jeigu dabar koks zombis išlystų, tai niekiek nenustepčiau. Kas čia per kelias toks? Apžėlęs visas. Rūdiškės. Van ir pica jau horizonte. Rodo į kairę? Man irgi. Čia rodo. Va čia rodo, atsargiai mašinos. O kiek čia pas juos eglučių. Kaip čia pas juos gražu. Kaip gražu. Eik tu sau, koks Murzius. Taip, Orfėjo pica viena. Eik tu sauk. Šlapia, pažiūrėk, viskas šlapia. Tai pas mane dar daugiau buvo pasauliškų. Eik, tai jis dar patem. Važiuok į mano kabinę. Pas mane į kibutės viską pasigėrė. Dabar atsisės ir išstums, nu. Oi. Per tokį orą geriau iš vis niekur nestot valgyti. Tiesiog mini ir mini viskas. Nes po maisto po to taip sunku. Plius pasišildėm, taip smagiai pailsėjom, dabar vėl į šitą šūdą. Bet tikrai šalta. Nu šalta, o ką? Šalta? Jau Kasparas kosti, jau viskas jau. Jau kalėdos bus linksmas. Kokį serialą pradėsi žiūrėti?
Labai daug visokių dabar yra. Va, nu va, sukirtom po pusę picos kiekvienas, pasišildėm. Dabar išlindom į lauką ir šalta iš karto pasidarė. Užtat sotus. Nieko, toj pakaposim biškį, sušilsim ir bus viskas okei, bet dabar tai eina savo. Lauke berods +1, bet šlapia, baisiai šlapia. Liktai jau nebelyja, bet ta drėgmė tokia. Blin. Taip, Paluknis, nu va, mums link Paluknio. Ei, eik iš čia. Paklausė. Blemba, mane užknisa tokiu oru, kad snarglys pastoviai bėga. Nu taip užknisa. Aš irgi galvojau, kad tik man, aš net buvau pasidaręs tą kreoterapiją. Užšaldo ten viduj. Jo, bet matai, pas mane ir vasarą tas sloga buvo. Nu, ne taip žiauriai, bet vis tiek pastoviai reikia su servetėlėm važinėt. Pasidariau tą krioterapiją. Jau kai padarė, tik tada pasakė, kad pasirodo čia reikia vos ne kas metus darytis. Aš galvoju, čia vieną kartą padarė ir viskas laisvas. Ten kažkaip, kai užšaldo viduj, nu, sinusus turbūt, jie surandėja kažkaip ir tada, nu, ne taip bėga. Matyt, ten kažkokias liaukas užkemša. Nežinau, bet kokį jinai nemalonė eiktų savo. Įkiša tokį, tipo kaip stripelį metalinį, ten priliečia prie tų sinusų ir paleidžia azotą. Minutę ten laiko. Žinok, tas šaltis, jis iki smegenų, bet taip eina. Taip galva po to skaudėjo, nežinau, gal parą. Tai aš sakiau, kad jeigu būčiau žinojęs, aš tikrai nedaryčiau tos operacijos. Jeigu dar visam laikui, tarkim, ten padaro ir viskas, pavyzdžiui, kai išpjauna glandas ir viskas, jos netauga. O čia pasirodo, blema, tokia metam, 2, sako, po to reikia kartot ir kartot, žinai. Ir viskas, aš po to kartą, nepamenu, gal prieš kokius 4 metus dariau, bet daugiau ir nenoriu. Velniop, geriau aš apsisnarglės būsiu, negu vėl ten tą patį patirti. Žiauriai skauda. Sako, nemalonu bus, blemba, kad tas šaltis ant tiek nemalonus, kad skauda paskui, žinai. Kas ten atsitiko? Aš tik išgirdau, kad stabdo staigiai. Kas ten atsitiko? Kur? Ai, nu jis nuslydo. Aš sakiau, va čia vat yra jų minusas didelis. O pas tai neslysta? Slysta, nu va. Taip, šakė siaurėja ir jis nori, nenori, jis turi slyst. Jo, čia yra minusas. Va šitą balotniką čia minusas. Ir dar kai sausa, tada jis kažkaip laikosi, o dabar kai drėgmė, tai slysta tiesiog per tą šakę ir tiek dirželiai. Nu jau šilta viskas. Sušilom. Bet drėgmė tai nereali, nesuprasi, ar čia lyja, ar čia toks rūkas, tiesiog stambus. Čia bus tiltelis. Eik, tu šiek baisu. Varysi? Nuslyst. Tai jo, gali nuslyst. Tiek to aš ramiai.
Vent. Nu, galima buvo ir važiuoti realiai, bet jau užsigandau. Eik, atsistok, aš to nufotkinsiu. Bet kokia drėgmė. Davai čia, vat iš čia, prie elniuko to. Kasparas nori labai kadrą pakliūti. Stovėk tiek, ta gerai bus. Būsi toks elfas po eglute. Žiūrėk dar. O, geras. Negaliu, pas mane laikas. Laikmatis. Davai palaikyk, aš su Google kamerą paleisiu. Ką? Ką? Tai tu dabar pakartok. Viskas gerai? Prie ko ten Google ir... Nes aš nelabai supratau, ką jis ten turi menį su Google kamera. Atsiliepimą paliksi apie eglutę? Gal tipo telefonas Pixel, tas Google Pixel. Ai, jis tą turiu menį gal. Kad tipo mandra kamera. Gražiai? Geriau? Parodė. Va, atvirutė. Oi, kiek daug žemės. O, žiūrėk, rūkė. Aha. Blogai viršūnės nesimato. Nu, Bet čia gerai. Kompozicija. Aha. Kompozicija Žemė per gražiai. daug. Nu, biškai Jo, kaip biškį Taip žemės. ir kirpsi. Taip dar gali kampą. Dar. Tai tada taip telefonas turės. Tau kitą kartą jį reikia juostinį pasiimti. Jo. Bet tai, ble, kol tu paskui išryškinsi. Laidą atsitemp. Tai viso, sukam iš maršruto. Varom tiesiai iš to keliuko iki Lygainių. Nuo Lygainių ten kažkaip tai galima iki Trakų Vokės. Ir nuo Trakų Vokės varom atgal to pačiu maršrutu kaip čia. Gal netyčia rasim tą Brightoną kur nors. Ten reiks tada prie Regitros į tą keliuką irgi įsukti. Nes ten galėjo dar nusikratyti. Teoriškai. O tu iš vis be lempos važiuoji? Jo. Tau gerai, mes apšviečiam. Jo. Gerai. Kiek lempa? 2000 liūnų. Ne 2, o 3 prašyčiau. Kosmonautas. Aš pirkau ne dėl liumenų, o dėl akumo. Ir yra toks paradoksas, kad kuo didesnis akumas, tuo daugiau liumenų jie įkiša. Tai va, o man realiai reikėtų, ką žinau, o čia dabar yra antras režimas, aš spėjau, kad čia kokie 700 gal pem. Pas mane pirmas režimas 200. Čia turbūt pas mane pirmas 300, bet 300 man mažoka. Nu, Dabar ir 5 matus, tai pofis. nu tai, bet aš dabar va paryškinau, tai čia tas jau antras. Tai sakau, turbūt 7 pem. Tada trečias būtų turbūt 1,5 ir jau tas maksimalus ketvirtas 3 štukos. Tai 3 štukas aš nežinau, kur naudoti, jau čia miške naktį. Jo, kai didelis greitis. Taip. Bet irgi tada ir sklaida turi būti sutinkama ir Nu jo. kaimas, tai tu žiūri, optika ne visada gerai. Aha. Nes čia antras dalykas, ir kai optika gerai padaryta, tai ir tų liumenų tiek daug nereikia. Nu aš va šituo režimu, kai į darbą minukai jau visiškai naktis ir aš įvažiuoju į mišką. Tai kai, tarkim, nėra drėgmės, sausa, tai aš tada mažesnį režimą naudoju. O kai drėgmė yra, kažkaip tas spindulys, nu aš nežinau, jis kažkur susigeria, nu. Tai va tada antrą tenka ir va su šito antru aš jau grinai naktį visai pakankamai gerai jaučiuosi. Žvyrkelėje. O kažkur single trailuose, nežinau, nu, reikėtų trečią jungti tada ir tiek. Čia reikėjo pavadinti ne rūko raidas, o vet raidas. Brightono raidas. Jo.
Bet iki pavasario viso nebeskelbsiu jau tokių atvirų raidų. Nieks nesijungia iš naujokų, o tarpusavėje tai čiate tiesiog susirašysim ir viskas. Tai jo, dabar pavasarį reiks tik tai skelbt kažkokį tai viešą važiavimą. Nes čia žiemą, tai nu ką čia, tokie tik kaip mes durneliai važinėja. Normalų žmonės ant staklių susėdė. Arba bėgiojas. Ai, karboną poliruoja. Čia jau lyt pradėjo, ar tiesiog ta drėgmė padidėjo? Man atrodo, čia padidėjo ta drėgmė. Nes toks vės, kad daužosi jau, lašiukai. Man, jo čia tupiai pradėti slaba. Ne, turiu idėją. Ne, aš turiu idėją, kur mes randamės. Mes čia teoriškai turim išvažiuoti į... Gainių gatvę. Ne, mes jau Lygainiuose, man atrodo. Į tą senąjį Gardino plentą. Bet jeigu mes į senąjį Gardiną išvažiuojam, tada juo nusileidžiam iki kirtimų ir tada iki Gariūnų dvirtakių. Bet mes tada praleisim dalį maršruto prie Vokės dvaro. O ką? Gal tikrai tam prie geležinkelio, kur guli. Tai iš tikrųjų būtų gerai iki Vokės dvaro davaryti. Va, ir didėjai Lygainiai. Nes ten pamatėm, kad pamesta, nu tai na ten ir važiuot atgal. Gal netyčia kažkur prie to tiltuko kabančio, gal ten vat bats. Čia pirma mašina, kurią vat sutinkam per, aš nežinau kiek laiko. Kokie durneliai tokiu oru važiuoja su mašina, aš nesuprantu. Sėdėtų savo namie šiltai, prieš televizorių. Ne, reikia jiem kažkur tai baladotis. Paliubomui načnyką važiuoja. Nu, bet nesakyk, savotiška romantika. Svarbu, kad nešalta. Ta drėgmė tokia, na, aišku, nemalonu, bet kažkaip, nu, savotiškai netgi faina, kai žinai, kad grįši namo, ten sausa, šilta, sėdėsiu šiltoj vonioj, plausiu dviračius, paskui vonę teks plaut. Save teks plaut. Nežinau, lyg tai tiesiai. Sustojom biškį, pasičekinsiu. Jau turbūt tikrai grandinė išmetimui, nes čia tragedija. Pusau ir žvaigždės jau girdžiu ten, žodžiu, verkia dviratis konkrečiai. Nieko, bus jam spa šiandien. Biški šiandien reiks rimčiau paplaut. Nes aš šitą grandinę taip ar taip norėjau jau nuiminėti, jau reiktų ją išvirt, bet nežinau, reiks pamatuot, gal jau net nebeverta bus ir virt. Nes ten viena yra išvirta, tai ją užmesiu atgal ir galima kitą savaitgalį vėl mint. Šakės, nieko nematau. Kiek vat lempa apšviečia, tiek. Tamsu lyja, blemba gal biški paryškint. Nevelnio. Siena tokia pasidaro. Jo, mes Brightoną tikrai rasim, kai toks matomumas. Purškia konkrečiai, nors žadėjo ten, ką žinau, man atrodo, nuo 2 iki 3 palyt, ar nuo 2 iki 4, kažkas, žodžiu, porą valandėlių palinot ir viskas. Aha.
Žodžiu, aš kelią stebiu tik tai pagal kompiuteriuką, nes realiai jokių posūkių nieko nesimato. Ir kompiuteriukę posūkį pamatysiu, tada reiks sukti. Šakės kaip šlapia. Jau darosi net ir vėsu. Nes jau visi rūbai kiaurai permirko. Mano pirštinės kiaurai peršlapusios. Ir jau šąla. Ant radiatoriaus. Aš rankas norėčiau ant radiatoriaus padėti. Ir veidą padėtum. Ne, man veidas tai kažkaip dar stebėtinai gerai laikosi. Nosis biški šąla. Bet ten nuo snarglių plutelė susidarius, tai apsauga. Rasim dabar čia ant bėgių sutraiškytą po traukinio ratais pakliuvo. O, tu žiūrėk. Tuoj aš nufilmuosiu, greitai jam po ratais palysiu. Iš apačios. Žinai, koks kadras būtų geras. Tuoj mane apipiktins. Žinom jau, žinom. Čia ne tik reikia spoksot, ieškot Brightono, bet labai atsargiai per šaknis, nes tokios slidžios. Mėto. Nu ką, nieks čia neblizga. Nieko čia nesimato. Nu, ką darysi? Nu, dar yra šansas, kad namie. Nu, arba sakau, čia ženklas, kad nereiktų radaro. Mes 2 kartus su juo spėjom pravažiuoti. Ir pavyzdžiui, aš tai išgirstu mašiną žymiai anksčiau, negu radaras užfiksuoja. Nu, jeigu važiuoji jų dregant ir daug pastovi mašinų, tai nesigirdi. Bet tai tu nevažiuosi per vidurį, tu taip ar taip važiuosi šone, tai kas tau iš to? Jau tu skirtumų važiuoji, Tu taip? prašau tave visi atvažiuoja ir... Nu. Dar reik pasižiūrėti, pamečiau, radau grupiai. Gal netyčia, būnagi kas nors. Oi, nu ką. Ačiū. Varom kebų. Varom dviračius plaut. Žiūriu, dviratį ir skauda. Ant tiek viskas padilo per šiandien. Aš šitą grandinę iš vis, nežinau, atplausiu. Nes šiaip matuot reikia pilnai, kai švari būna. Atplausiu, tada pamatuosiu, jeigu dar bus nenusidėjęs, nu tai dar išvirsiu, bet jeigu jau rodys kažką ten arti 0,5, tai jaučiu. Tada kepsiu. Tada kepsiu jau. Nu ką,
Stipriausiai išliko. Stipriausiai pradėjo, stipriausiai išliko. Gerai, viso, nešalam. Mano rankos tokia šlapios jau. Mano irgi šlavė, taip kumšti duodi ir... Aš dar pastovėčiau, mano sausas, bet gali varyti. Bet kojas tavo šala. Nešala? Jo, visiškai normalu. Aš tai jau jaučiu biškį vėsą. Jaučiu. Viso, iki. Nu, iki. Ojojoj, sunku pradėti važiuoti. Ne, biškį pastingo raumenukai. Pašalo. Vis tiek čia, kad ir nedaug pastovėjom, vis tiek pašalo. Ir jau jaučiu, kad sunkiau mint. O, žalia. Nu ką, mylimas Taurekas mūsų. Paskutinė įkalnė. Visai neblogas raidas buvo. Nu, čia į pabaigą biškį jau ten vis tiek ir nuovargis, tamsa. Ir lietaus padavė. Bet šiaip ten pirma dalis iki picos tai iš vis pasakiška. Man labai patiko tas rūkas. Mistika tokia. Fainai. Nu ir nežinau, ar tas lietus, aišku, ten. Dabar va į pabaigą, sakau, čia nuovargis prisidėjo, bet šiaip galima mint. Tai va, dabar į plovyklą smėlius biškį nuplaut. O po to dviratukus į vonę, patys į vonę. Pasišildyti arbatėlės karštos. Tai va, kaip sakiau, daugiau iki pavasario tikrai nebeskelbsiu tų bendrų važiavimų, nes tiesiog nėra kam važiuoti. Šiandien sutikom, man atrodo, tik vieną dviratininką. Nuo Gariūnų kalno leidosi ir dar vieną, nu, kaime ten vietinį. Iki parduotuvės matyt mynė viskas. Per visą dieną, net mieste nesimatė jokių dviratininkų. Kažkaip visi labai išsigando to oro tokio drėgno. Tai matomai iki pavasario nėra tikslo man ten kažką tai organizuoti. Pavasarį, manau, pradėsim vėl nuo pirmųjų šimtukų. Ten jau tokiem ar visai naujokam, ar kas po žiemos ten formos dar neįgavę. Tai manau, va taip. Patys tai tikrai dar važinėsim, jeigu orai leis. Nu, tokie tai orai tai iš vis pasaka. Nu, neskaitant lietaus, bet jeigu lietaus nebūtų, tai iš vis super. Kol pliusinė temperatūra tikrai galima drąsiai važinėti. Prie minusinės, jeigu nėra sniego, ledo, irgi drąsiai galima važinėti. Jau kai pasninga, pledyja, viskas jo, tada pavojinga tiesiog. Slidu. Tai mes dar tikrai planuojam važinėti. Gal dar kažką pafilmuosim. A ne? Aha. Tai va, tai turbūt tiek, tada iki kitų kartų. Dėkui, kad žiūrėjot. Ir iki.